ar po 2 metų Kėdainiuose, Jonavoje, Akmenėje, Jonišky, Skuode ar Kupišky tapo saugiau, geriau gyventi, ar yra ten perspektyva tose teritorijose, ar vis tik tai po 2 metų tos perspektyvos neatsirado ir toliau rajonai ar miesteliai gęsta. Jūsų programoje regionų stiprinimas yra vienas kaip ir prioritetų, tačiau pačioje programoje konkrečių nei terminų, nei finansinių įsipareigojimų nėra. Kaip po daugiau nei 2 metų Lietuvos gyventojai, ypatingai tie, kurie gyvena regionuose, galės įvertinti, kad atskirtis sumažėjo, jie pradėjo geriau gyventi, ar ši vyriausybė yra pasirengusi daugiau sprendimų perleisti savivaldoms, regionams, ar vis dėlto šiek tiek leisiu savo pajuokauti ir toliau Vilnius spręs, kaip turi gyventi tokie rajonai kaip Jonava, Kėdainiai ir panašiai. Nesilaikysime to principo, kad iš Vilniaus mums geriau matyti, ko reikia Kėdainiam, Joniškiui ar Jonavai. Regionai riboti ta prasme, kad juos savarankiškos pajamos sudaro 10-12% savivaldybės biudžeto. Tai tiesiog rodo, kad savarankiškumo nėra. Gerai, jeigu regionuose yra darbdavys, o ką daryti, jeigu nėra gydymo įstaigos, o ką daryti, jeigu nėra arba toli vežti savo vaikus į mokyklą ar darželį, jeigu socialinės paslaugos yra nekokybiškos arba sunkiai prieinamos, tai čia rodiklių gali būti apstu ir matyti, kad mes vertinsim kompleksiškai, ne pagal vieną rodiklį. Tų rodiklių visuma galės, aišku, rodyti statistiką vėliau po 2 metų, kas pasikeitė ar ne, bet aš manau, kad viskas pasijaus labai emociškai žmogiškai.